Lygiai prieš 50 metų Kaune pradėjo veikti visą regioną elektrą aptarnaujanti Kauno transformatorių pastotė. 1963-aisiais pastatyta nauja pastotė buvo reikalinga patenkinti tuo metu stipriai išaugusi elektros energijos poreikį. Prieš pusę šimto metų ši pastotė paklojo pamatus visam Lietuvos aukštosios įtampos 330 kV perdavimo tinklui. Dabar tai svarbiausias regioninis elektros centras, jungiantis Lietuvoje besidriegiančias aukštosios įtampos elektros perdavimo linijas. Kartu ši pastotė yra tranzitinis elektros objektas, nes jungia ir tarp valstybinės elektros linijas, einančias į Latviją ir Karaliaučių, bei Lietuvos perdavimo tinklo rytų ir vakarų dalis. Šioje pastotėje susikerta 4 330 kV ir 12 110 kV elektros perdavimo linijų. Veikia 2 autotransformatoriai ir uždara 10 kV skirstykla. Kauno mieste ir regione, kuris visada buvo pramonės ir gamybos centras, buvo, yra ir išliks didelis elektros poreikis, nes aplink Kauną veikia daugiausiai stambių elektros energijos vartojimo objektų. Viena didžiausių ir sudėtingiausių pastočių Lietuvoje elektra aprūpina Kauno miestą bei Kauno, Prienų, Kaišiadorių rajonus, jungia svarbiausias Lietuvoje Elektrėnų, Kruonių ir Kauno elektrinės, tiekia elektrą Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje veikiančioms įmonėms, Kauno oro uostui, Kauno klinikoms ir kitiems svarbiems vartotojams. Pastotė nuo pat jos pastatymo 1963-aisiais buvo nuolat plečiama ir atnaujinama. 1998-aisiais Kauno pastotė buvo pirmoji Lietuvoje, kurioje pradėta didelio masto rekonstrukcija. Jos metu ji buvo pakeista ir išoriškai, ir kokybiškai. Čia buvo pastatyti ir pirmieji europietiški autotransformatoriai. Iki 2004 metų pakeisti visi sovietiniai renginiai, renovuoti pastatai. Investicijos į Kauno pastotės rekonstrukciją siekia daugiau kaip 66 milijonus litų. Lietuvos nepriklausomybės metais, rekonstruojant šią pastotę, pradėtas naujas viso elektros perdavimo tinklo atnaujinimo etapas, diegiant naują įrangą ir skatinant specialistus mokytis valdyti elektros ūkį pagal europietiškus principus. Šiuo metu Kauno pastotė yra vienas moderniausių elektros infrastruktūros objektų Lietuvoje.